Sveiki visi, pas mus šiandien svečiuose yra Toma Žebelienė. Taip pristačiau. Tikrai taip. Ir Toma yra viena iš savininkių, kiek aš domėjausi, tai su vyru kartu įkūrė pirmąjį ir šiai dienai vienintelį augintinių krematoriumą. Tikrai taip, tai yra šeimos įmonė ir startavom turbūt daugiau kaip prieš 8 metus jau. Bet kaip kilo ta pati pradžia, kaip kilo apie tą, kad Lietuvoje reikia krematoriumą? Tai turbūt daugiau jau nei prieš 10 metų buvo atvykę kolegos vyro iš berods Anglijos, jeigu nesuklysiu, ir papasako, kaip jų šalyje veikia augintinių krematoriumai. Na ir vyras pagalvojo, kad ir Lietuvai būtent reikia tą idėją, bet iš ten mes ją ir pasiėmėm. Ir taip mažais žingsneliais ėmė tos idėjos įgyvendinimui. Tai jau jūs kiek, 8 metai esate? Kaip veikiam, taip. O nuo to, kad idėja, tai turbūt daugiau tikrai nei 10 metų, nes tikrai užtruko ilgas laiko tarpas, kol mes gavome visus reikiamus dokumentus, kol vyko statybos, tai šiai dienai taip veikiam 8, o nuo idėjos tai tikrai daugiau nei 10. Tai man iš karto toksai kyla klausimas, kaip visa eiga, mes prieš tai jūs irgi sakėt, kad 80% dažniausiai vis tiek, klientų galima pavadinti, ateina iš veterinarijos klinikų, o 20 žmonės kreipiasi kaip ir jūs? Taip, kaip yra keli variantai, kaip gyvūno kūnas jau gali atkeliauti pas mus į krematoriumą. Tai yra, pirmiausia, mes bendradarbiaujame su veterinarijos klinikomis ir kuomet gyvūnas ar užmigdomas, jie pasiūlo kremavimo paslaugą, tada mes atvažiuojam pasimti iš klinikos, parsivežam pas save, kremuojam ir atgal jau į veterinarijos kliniką, iš kurio buvom paėmę gyvūno kūnelį, grąžiname atgal urną. Kitas variantas, tai kad su mumis gali susisiekti tiesiogiai augintinio savininkas, susiderinti laiką ir atvykti į krematoriumą, pabūti, palaukti, iš karto vyksta kremacija ir atgauna urnelę. Ir trečias variantas, tai kad mes galime atvykti pas augintinio savininką į namus ir paimti kūną. Jūs ir tokią net paslaugą teikiate? Teikiame ir tokią paslaugą. Iš tikrųjų, to matot, jūsų kaip darbo ir visa specifika tikrai labai jautri ir skausminga šiaip iš esmės žmogui, nes tai vis tiek yra netektis ir tuo metu jisai visą laiką būna pasimetęs, nežino, ką daryti. Mum irgi būna, kad palieka tos augintinius kremavimui ir dažnas nežino, kiek tai laiko užtrunka, kaip visas tas procesas yra nuo gyvūno, kada jau patenka pas jūs. Ar kokias eilės turite, nes ir toks dalykas egzistuojantis ir aš kaip suprantu, esat vienintelė Lietuvoje, o gyvūnų Lietuvoje tik tais didėja, o ne mažėja. Tikrai taip, jeigu mes galiu pasakyti, prieš tuos 8 metus pradėjom nuo turbūt 14 kremacijų per mėnesį, tai šią dieną mes vidutiniškai kremuojame per mėnesį apie 250 gyvūnų. Per mėnesį. Eilės pas mus yra labai jaučiamas sezoniškumas. Tai žiemos metu mes tikrai turime daugiau kremacijų, kadangi jeigu yra tikra žiema, šalta, žemė įšalusi, žmonės tiesiog prie geriausių norų negali palaidoti ten savo žemės sklype. Todėl jie pasirenka kremavimo paslaugą. Bet aš noriu pasidžiaugti iš tiesų, kad vis daugiau žmonių sužino apie mūsų paslaugą, vis daugiau pasirenka, kad nori su savo, nes tai yra tikras šeimos narys. Jie atsisveikint nori oriai, pagarbiai, humaniškai. O šiai dienai eilės, galiu pasakyti, kad nuo paėmimo datos mes trunkame nuo savaitės iki 2, tai nuo to, kai paėmėme jau augintinį iš veterinarijos klinikos, mes trunkam nuo savaitės iki 2. Nuo savaitės iki 2. Pristatome atgal į kliniką jų urnelį. Pas jūs vėlgi žmogus gali, kaip ir sakėt, ir pats atvažiuoti, ar daugelis renkasi tą, kad atvažiuoti ir pabūti su augintiniu paskutinės jo gyvenimo akimirkas, galima pasakyti ir taip? Tikrai jų daugėja, nes nori patys palydėti turbūt į paskutinį jau kelionę, atvežti, pabūti, atsisveikinti. Visada, kuomet susisiekia, būna dažnai žmonės skambina dar esant jų gyvūnui gyvam ir nori viską sužinoti, kad jie, kaip sako, tą paskutinę minutę ir taip jau yra stresinė, kad jie žinotų, kaip pasielgti. Todėl aš jiems viską papasakoju, jie viską sužino ir tada jau jie skambina, suderinam laiką, atvažiuoja, pabūna, bet jie jau nebejaučia tiek to streso. Tai po biškelį, po truputėlį tų žmonių tikrai daugėja atvykstančių pas mus. O kiek jie patys
dalyvauja tame procese tiesiog, ar ten kažkur, ar iki kurios akimirkos, sakau, dainama tenais? Jie atvažiuoja pas mus į vietą, mes susipildome dokumentus, prasideda kremacija, tai yra pas mus yra stebėjimo patalpa, kurioje jie pirmiausia išlydi savo augintinį į paskutinę kelionę, tai kuomet augintinis patenka į kremavimo procesą ir tada jie laukia. Po to gali dar stebėti, kaip pelenai yra išimami, bet aš nežinau, kiek čia galima to pasakoti, bet kuomet jau pelenai yra smulkinami, tai yra kremuliuojami, jie to nebemato, jie to sulaukia ir atgauna urnelį. O kas čia per procesas, tas kremuliavimas? Kremuliavimas tai yra, kuomet jau pasilieka, nėra, kad mes ištraukiame iš karto pelenukus, tai vis tiek ten būna kauliukai, kuriuos reikia susmulkinti, tai yra tas kremuliatorius vadinamas. Jie dedami į specialų tą aparatą, smulkinami ir tada supilami tiesiogiai į urnelę. O dar noriu pasinaudodama progą iš tiesų pasakyti, nes sulaukiu žmonių skambučių, jas paskambina ir sako, labai įdomi tekstūra yra būtent tų pelenų. Galbūt kas yra kremavę savo artimą žmogų, tai būna tokia smėlio struktūros. Vat norėjau klausti, kiek yra panašumų tarp žmonių ir gyvūnų kremavimo? Tai vat, o pas mus pats kremavimo procesas yra labai panašus, tiesiog tas kremuliatorius, kuris yra naudojamas, pas mus yra tokios skylutės, ir jos yra didesnės, mažesnės, smulkesnės, ir ta tekstūra yra ne vienodi, jis kaip pabačina dėžutė, atrodo, kad jinai skamba. Nu, tokie pavadina kartais žmogus, tai būna smėlis, kaip tai labai smulkiai yra išsmulkinta. O pas mus nėra tai smulkiai, jie pavadina tai draža. Sako, kokia čia draža, bet tai yra tokia tekstūra, iki kurios mūsų kremuliatorius smulkina. Jo, tai čia tiesiog, reikėtų papildomo kremuliatoriaus, taip jis vadinasi. Ne, tai papildomo nereikėtų, tai tiesiog tokia struktūra, mes tokį naudojam jį. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad žmonės suprastų, kad tai yra jo augintinio pelenai, nes kartais pagalvoja įvairiai, sulaukia įvairiausius skambučius su įvairiausiais klausimais. Ar galima kremuoti su kažkokiu mylimu augintinio daiktu? Nu, turbūt... Neatsakom iš šitą klausimą, nes vis tiek mes esame už tą organiką ir pats kremavimo įranga yra sukurta kremuoti kūnus, bet ne visą sintetiką. Todėl, kai paklausia pledukai, gultukai, žaisliukai, negalime šito. Nu taip, nes irgi skirtingas daiktas, galbūt skirtingose temperatūrose vėl kitaip veikiamas. Temperatūra kokia būna procedūros metu? Tai pas mus yra 2 kameros, viršutinė ir apatinė, tai vidutiniškai skaičiuojame apie 1000 laipsnių. 1000 laipsnių net? Oho. Ir kiek vidutiniškai trunka, jeigu mes imtume vidutinį gyvūną, nes vėlgi priklauso turbūt nuo augintinio dydžio. Nuo svorio, tai, kaip sakau, jį gali trukti nuo valandos iki 3 valandų. Ir šeimininkas visą laiką būna realiai telkų. Palaukia, tai pas mus, jeigu atvyksta į vietą, tai jie palaukia, kartais išvažiuoja kažkur pasivaikščioti, pabūti, bet čia pas mus yra tikrai, jeigu tai yra geras oras, galime ir laukia, kaip sakau, pasibūti, pasivaikščioti, tai jie tuo metu laukia. Ir urnų pasirinkimas, žinau, kad irgi pas jūs yra nemažas, viena įstrigus urna, kad yra pasodint galima ir ten išauga kažkoks augaliukas liktis, ar turi dar tokių, nes sakau, kažkada... Turim žmonės, kaip pasakyti, ar jie renkasi atsargiai renkasi tas urnas, iš kurių gali išaugti, nes iš karto kyla žmonėms visokių tokių jeigu neišauks, kai bus, iš karto toksai liūdesys galbūt dar antrą kartą, todėl jie dažniausiai renkasi į paslaugos kainą, pas mus yra įskaičiuota standartinė urnelė, bet galima pasirinkti nuo medinių, metalinių, keramikinių, tų pačių bio urnelių. Tai jų yra įvairiausių. Kiek tai yra populiaru rinktis, bet turbūt daugiau standartiškai? Vis tiek daugiau standartinė žmonės, nes jie, klausimas kartais, kur jie laidoja po to urnelį, jeigu jie, pagal įstatymus galima laidoti tam skirtose vietose, savo sklype, kolumbariumas dabar jau yra Vilniuje atsidaręs. Bet ar laido, aš taip galvoju, kad aš turbūt daugelį net, arba jie namuose laiko. Nes tokio, kaip įstatymo kažkokio reikalaujančio palaidoti, kaip ir, tokio kaip ir nėra, turbūt aš... Negalėčiau tiksliai atsakyti, kiek buvom domėjęsi prieš 10 metų, tai galioja tie patys įstatymai kaip ir žmonėm. Tai yra, kad žmogaus urna 3 mėnesius berods, jeigu neklysiu, gali būti namuose, po to jį turi būti palaidojama. Tai žmogui yra, net nežinau. Turi būti, galbūt čia labiau dar. Negalėjom palangės laikyti. Bet negali, jį turi būti palaidota į tam skirtas vietas. Tai mums pritaikė lygiai tuo metu atsakymą davė lygiai tokį patį. Aš nežinau, ar dabar tai yra gyvūnam, ta prasme, yra taip, kad jį turi būti palaidota į tam skirtas vietas. Aha, nes turbūt daugelį šitą dalyką net ir, čia turbūt
toks dviprasmiškas, nu, gal galėtum baudą, jeigu kažkas paskustų, kad urną laikai namuose. Nu, čia turbūt daug dėlionių turėtų susidėlioti, kad... Taip, nes nu taip labai... Nes spėjau, nei vienas nenubaustas Lietuvoje tikrai, kad laiko urną pusę metų ar metus laiko namuose. Bet toks įstatymas yra. Tai reiškia, žmonėm taip taikomas, o tai mums, sakau, pritaikė. Nežinau, galbūt dabar kažkas tai yra pakeista, dar nepasidomėjau šito klausimu, bet... Koks didžiausias gyvūnas galimas kremacijai? Ar pagal svorį? Kremuojami visi naminiai gyvūnai, tai yra maksimaliai turbūt buvo daugiausiai turbūt... Karvė naminis? Ne, tu neskaitom. Karvė naminis? Tu neskaitom, būna paskambina taip ir ką, arklį nori kiti kremuoti. Taip, būna tokius skambučių. Bet mes tokių nekremuojam, tai didžiausias... Arklį tai mėnesį užsidarai ir kremuoji. Ne. Šuo didžiausias, kuris yra buvęs, tai ten 80 kažkėlį, bulmastifas berods, jeigu neklystu, tai didžiausias. Bet yra tokia galimybė tokio. Tai iki 100 kg preliminariai. O egzotiškiausias kažkoksai gyvūnas, ar tik tai žmonės apsiriboja ties kačiukai, šuniukais, ar vis dėlto ir egzotinių gyvūnų atveža, kaip pavyzdys, nežinau, žirkėnas kažkoks, peliukas, ar tokių jau labai minimaliai būna? Būna, bet retai, o kurį klausimas buvo egzotiškiausias, tai turbūt vėžliukas buvo. Porą kartų esam turėję, tai buvo ir kila klausimų, galvojom dėl kiauto, kaip bus. Aš tą patį norėjau klausti, ar neturėjote iššūkį šitoje vietoje? Turėjom, tarsi pradžiai net, domėjome šitų klausimų prieš pačią kremaciją, kitą, kaip sakau, Anglijoje, kuris jau su kurio bendradarbiavom ir klausimą, jeigu kyla, skambinam, bet viskas tvarkoj. Kremavosi. Tai to 1000 laipsnių iš tikrųjų net laikė, net ir... Lygiai taip pat. Čia buvo turbūt toks rečiausiai. Pasitaikantis. Nes vis tiek pagrindas šuniukai ir kačiukai, turbūt yra didžioji dalis. Tai šuniukai, o... Jo, norėjau paklausti, ar tas kremavimas iš esmės yra draugiškesnis pačiai aplinkai, kaip išbijo pasižiūrėti, bet dabar kaip prieš tai apšnekėjom, kad vis dėlto ir kremacija, ir laidojimas, jisai vienas šalia lygiai greitus yra. Nes gyvūną kremuojant, tu jį vis tiek turi kaip ir laidoti. Nes daugelis apie to tikrai nežino. Jie galvoja, kad kremuoju ir tą urnelę kažkur laikau namuose. Bet laidojimas tai ir turi būti, ar ne? Pagal įstatymą. Pagal įstatymą kaip ir taip. Urnelę palaidotai tam skirtas vietas. Tai kaip ir pasikartosiu, jūsų savininko žemės sklypas, kapinės arba kolumbariumas. Yra Lietuvoje kolumbariumas? Kolumbariumas yra Vilniuje, dabar irgi neatsakysiu tik tai tikslaus adreso, bet Vilniuje yra veikiantis dabar jau turbūt gal daugiau nei metai. Niekad negirdėjau. Yra nedaug žmonių, nes kaip ir mes kalbėjom anksčiau, vis tiek tau urnelę nori... Bet čia atskirai gyvūnų kolumbariumas ir kapinės kartu, ar tik kolumbariumas? Šiai tik kolumbariumas. Iš tikrųjų, tikrai daugelis šitos informacijos tikrai nežino. Ir aš pats savo kačiuką iš tikrųjų palaidasi su kapinėse. Nežinau, kažkaip irgi apie kremaciją galvoju, bet ten, žinot, kaip atsitinka ta nelaimė, ta galva būna tokios sumaišti, kad tu nežinai, ką daryti, kaip bėgti. Ir man labai ko norėjosi, tai man norėjosi turėti kažkokį prisiminimą, kažkokią vietą. Ir turbūt neturėjau minčių, kad kremavimas yra taip kaip opcija ir po to yra laidojimas. Tai iš esmės dabar man truputį šiek tiek daugiau aiškiau ir žmonės ten iš kitų miestų, atsimenu, rašė, kad ten Klaipėda, Vilnius, mes ten net neturim jokių galimybių, kad Kaunas ir taip toliau, jūs iš Tauragės, ne? Kad tokias galimybės turi, bet iš tikrųjų tai ta Lietuva čia yra tokia maža, turbūt, kad neturėtų kilti iššūkių kažkokių gyvūną pristatyti iš Vilnius. Tuo labiau, jeigu daugini į tenais 10-15 metų ir ten visiškai yra tavo draugas. Visiškai žmonės, kaip sakau, ten būna laikai pas mus 8 val. Vakare ir jie iš Vilniaus atvažiuoja, laukia kremacijos dar porą valandų ir tada važiuoja atgal. Nes tai yra jų šeimos narys. Taip, tai yra iš tikrųjų didelis dėmesys, būtent, kaip sakau, parodyti tą paskutinę akimirką dėmesį savo tą gyvūnui, kad kartu su juo pabūt. Aš tai irgi esu visą laiką už tai, nes tikrai yra žmonių, kurie aplamai nenori tame dalyvauti ir visą kitą. Ir kaip paprastas pavyzdys, kaip žmogus irgi, gal ne visi įsivaizduoja, kaip vyksta aplamai visa procedūra, tarkim, gyvūnui atlikus eutanaziją. Nes daugelis ir galvoja, kad ką jūs sako su juo darysite, su to gyvūnu. Tai yra, turbūt, kiek žmonių paklausiu, tai jie nežino tos informacijos, kaip aplamai šitas procesas vyksta. Tai
Yra dvi opcijos, tai vėlgi arba yra naudotis jūsų paslaugomis, tai yra gyvūnas tada kremuojamas individualiai, kas yra labai svarbu. Ir atgauna pelenus. Jo, arba tada eina įmonės, kurios tiesiog visus bendrai bendrą krūvą, į bendrą pečių katilą, kaip sakau, ir tada nei tu atgausi pelenų, nei tu gyvenime kažko pamatysi daugiau, nei tu kažkokį turėsi dalelę savo gyvūno, kuris išėjo. Tai vat, čia ta informacija labai svarbi tam, kad žmonės iš tikrųjų žinotų, nes kartais gal kiti paklausė vėlgi tos pačios kainos, ne? Kiek mes jeigu paliekame, kokią kainą būna ir kokią kainą kaip kremuojame. Tai va čia turbūt ir pagrindiniai skirtumai kainų yra, kada tu užkuri, grubiai gal šneku ir visa kita, bet taip yra didelis pečius, į kurį eina viskas su viskuo, arba kur yra individualus jau dėmesys išėjusiam gyvūnui. Ir turbūt ir kaina atžvilgis, turbūt ir šitas ir sudaro, nes, kaip ir sako, 3 valandos, ir... Taip, ir pas mus matote paslaugos kainą jau ir įskaičiuota viskas. Pavyzdžiui, mes esam Tauragės rajone, bet mes bendradarbiavom su visa Lietuva ir važiuojam, kaip yra maršrutai sudaryti pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais vykstam Vilniaus kryptimi. Tai paimame kūnelį iš veterinarijos klinikos, parsivežam pas save, kremuojam ir vėl atgal pristatom. Tai paslaugos kaina pas mus jau yra įskaičiuota, visos dedamosios. Iš praktikos vieną dalyką, nežinau, kad tikrai yra buvę tokia situacija, kada žmogus, ar tai yra mano kremuotas gyvūnas? Labai daug tokių klausimų sulaukia. Jau daugiau, ne? Nes anksčiau turbūt gal nebūdavo. Ne, pagrindinis klausimas, kai paskambina žmonėm, mes viską susiderinam, jie pasako, kad palikom tokio ir tokio veterinarijos klinikoje ir paskui vis tiek baigiant pokalbį, ar tikrai atgausiu savo augintinio pelenus. Visada esant galimybei kviečiu atvykti į vietą, kad jie viską matytų, pabūtų, atsisveikintų ir kad jiem nekiltų daugiau jokių širdyje klausimų, ar ten atgavau savo augintinio pelenus. Bet ar atvyks į vietą savininkas, ar mes paimsim iš klinikos, nuo to kremacija visiškai nesiskiria. Ji yra tik individuali, o vaizdai pas mus yra įrašinėjami. Ir esant... Ar visada, atsiprašau, ar visada įrašinėjami? Visada neįrašinėjami. 4 valandas per parą yra įrašinėjami vaizdai, tai visada įrašinėjami, tik tai laikotarpis, kiek laiko laikosi jau įrašyti failai, tai yra 5 darbo dienas. Ir jeigu žmogus kremavo savo augintinį prieš mėnesį, šiai dienai aš jau video įrašą jam tikrai neištrauksiu. Bet prieš pasakydamas veterinarijos klinikoje, kad jis paliks ir nori kremavimo paslaugos, jis būtinai turi pasakyti, kad nori ir video paslaugos. Tai papildomai nekainuoja. Ir mes po kremacijos atsiunčiam video įrašą, kuriame mato, kaip jo augintinis patenka į kremavimo procesą, kad ten jis yra vienas. Ir tokia paslauga net nieko nekainuoja. Taip, nieko nekainuoja ir visada veterinarijos gydytojus kviečiame pasiūlyti tą paslaugą, kad žmonėms tiek būtų tai. O jūs atsiunčiat vaizdinę medžiagą elektroniniu paštu, kad tai tikrai yra tas gyvūnas ir jisai savo augintinį. Taip, jeigu taip pamato jie ką, kad kaip jisai važiuoja, ar kaip jis guli. Jis pamato, pas mus yra gyvūnas su vežimėliu įvežamas į kremavimo patalpą ir nuo vežimėlio jis patenka į kremavimo procesą. Tai jis mato savo gyvūną, kaip jis patenka į kremavimo procesą. Po to jau užsidaro, kaip sakau, vartai durys, ten nieko nebematysi. Iš tikrųjų, vėlgi informacija, kuri tikrai naudinga. Kaina vidutiniškai, kaip ta kaina žmogų, kad orientuotis, kuris iš vis pirmą kartą galbūt dabar klauso ir niekada su to nėra susidūręs, kiek tai kainuoja? Pas mus kaina priklauso nuo augintinio svorio, tai ji gali svyruoti nuo 100 eurų iki 240 šiai dienai. Bet čia, kaip ir minėjau, su paėmimu, pristatymu, standartinėje urnelėje. O papildomai urnos irgi turbūt amplitudžių? Irgi prasideda nuo 50 ir svyruoja iki 100 eurų. Irgi priklausomai nuo tūrio. Čia vėlgi nuo gyvūno, nuo tūrio, nuo visų dalykų. Ar aplamai vis tiek, tas, kaip sakot, tą visą verslą pradėjote nuo Anglijos, ten kaip draugai kažkokie pažįstami buvę. Tiesiog. Su daug dalykų susidūrėt Lietuvoje, nes aš įsivaizduoju, kad buvo naujiena ir ne tik jums, bet čia toks ir institucijų turbūt naujiena. Ir kurioje vietoje, ar patys su institucijom sukūrėte įstatymą gavosi, ar... Visko būtų turbūt, bet klausimų daug kilo, tiek mums kilo klausimų, tiek jiems kilo klausimų. Galbūt daug tokių ir perteklinių dalykų buvo, kai atrodytų šiai dienai, bet... Skundų iš kaimynų neturit, ar visiškai jūs gyvenate? Mes matot, iš karto kai galvojom apie tą mintį, kad augintinių krematoriumas, tai pagrindinis dalykas buvo tinkamas sklypas. Kad
tam tikroje aplinkoje nebūtų tau žmonių, nes nors atrodo tai visiškai ekologiškai ir labai švaru, bet žmonėm gal tai teikia kažkokius neigiamus dalykus. Ir iš karto mūsų toksai buvo vizija, kad nebūtų kaimynų artimoje aplinkoje. Jūs tiesiog turite didesnę teritoriją, kuri... Taip, lygiai taip pat mes iš tiesų dabar antrą krematoriumą statom, jis bus Kaišiadorių rajone. Mano sekantis klausimas, žinokit, ir buvo, kokie yra jūsų planai, tai naujiena čia turbūt nieks nežino, ar žino jau daug kas. Šiek tiek atrodo dalinamės, su kuo bendri. Aš dar negirdėjau. Tai vat, jau pradėjom statybos ir tikiuosi, kad turbūt greičiau nei metai mes pavyks mums atidaryti. Tai kur naujas bus? Kaišiadorių rajone. Kodėl Kaišiadoris? Ar čia strategiškai? Visada turėjom tą irgi, kaip jau įkūrėm pirmąjį krematoriumą. Tauragė, tai Tauragė pačia. O Kaišiadoris, tai jūs tokį brūkšnį. Mes brūkšnį ir didžioji dalis, aišku, gyvūnų vis tiek keliauja pas mus iš didžiųjų miestų, tai Kaunas, Klaipėda, tai norėjom rasti ir kad žmonėm lygiai taip pat būtų patogiau atvažiuoti. Tai mes tokį viduriuką žiūrėjom tarp Vilniaus ir Kauno. Centrai jau lengviau turbūt, ne? Daugiau atsakymų. Finansiškai turbūt brangiau dabar gaunas tas vėl. Taip, nes tai vyko prieš 10 metų skaitykit, tai dabar viskas pasikeitė. Tai tenais irgi vėl ta pati didelė erdvė kažkokia? Taip, vėl žiūrėjom, kaip sakant, sklypo ieškojom, irgi mes jau senai ieškojom vietos antram krematoriumui, bet tai vis vieta netinka, tai sklypas, tai privažiavimo nėra, tokios visos dedamosios trukdė taip greičiau. Tai norėjau klausti, kas planuose, projektuose, o augintinių kažkokios ceremonijos, tokie dalykai aplamai užsienį vykdomi kažkokie, kaip, atminimo pagerbimas, vėlgi, galbūt kapinės numatė irgi kažkokį planą daryti, ar tik krematoriumas? Mes kapinių nenumatė, mes numatė irgi kolumbariumą. Toj pačioj teritorijai savo, kur Kaišiadoryse naujai statom, tai lygiai taip pat kolumbariumas, atsiprašau, ne taip pasakiau, kad kolumbariumas būtų. Ten bus, kur kartu viskas... Kad ir kremaciją atliekam ir jeigu žmonės... Bet uždaroje patalpoje... Taip, irgi viziją tokią turim, kad, kaip sakau, urneliam tos vietos tokio susidėjimo laukia. Ir kad žmonės esant nori, visada gali atvykti. Daug tikrai informacijos ir tokios naudingos, bet vėlgi, taip, žinot, kitiems žmonėms iš šono, mes kai dirbam savo versluose, savo darbuose, tai bum gal prie to esam labai pripratę, bet, iš esmės jūsų diena, jeigu taip turbūt dalyvaujant visame tame procese, arba, nežinau, gal vyras daugiau dalyvauja visame ten, ar darbuotojai. Pasiskirstę darbais. Bet vis tiek emociškai, visą laiką man matyti, ar jau taip kažkaip susidėliojat, kad... Neišeina taip visiškai. Nes visada matai žmogų liūdną, visada... Taip, matau liūdną, verkianti, sielvartaujantį, bet jie, kuomet atvyksta, kurie atvyksta pas mus tiesiogiai į vietą ir pabendrauti, jie po to išvyksta tokias, palengvėjimų, nes sako, mums dabar atsisveikinom, palydėjome paskutinę kelionę, mums tikrai yra lengviau ir nešame ją urnelį. Tai toksai šviesesnis tas toksai gaunasi atsisveikinimas, bent jau jie taip sako, nes, pavyzdžiui, pirmą palaidojom savo sklype, o šitą, pavyzdžiui, kitą augintinį jie kremavo. Tai jie sulygina tos kelis savo atsisveikinimus ir jie sako, kad kremuojant jiem yra lengviau. Visiškai kitas procesas, nes aš tikrai įsivaizduoju, aš ir pats esu tikrai palaidas ir savo gyvūną, kada tu atrodo netektis ir tu dar pats tą duchą bekasi, dar pats dedi, tikrai labai yra sunku. Tai nelengvas jūsų kelias ir vėlgi, bet tikrai paslauga, kuri Lietuvoje, kaip sako, 8 metai augat į viršų ir sveikinu su artėjančiu dar naujų krematoriumų. Kitas pažiūrėtų, sakytų geriau, kad iš viso jų galbūt nereikėtų, bet tai yra neišvengiamas dalykas, nes, kai gyvūnų Lietuvoje, tai tikrai kiekis ir meilė gyvūnų didėja, automatiškai, žinot, kaip sakau, tas gyvybė nuo kažkas veisia, kažkas pradeda augintinius, o kažkam ir tiesiog reikia išlydėti į tą gyvenimo kelionę. Tai ačiū labai, kad Tom atvažiavote, iš tikrųjų tos informacijos tikrai užtektinai ir žmonės gal, kurie niekada negirdėjo, išgirs klausimus, kurie yra aktualūs, nes tas visą laiką kirbėjo klausimas, kaip tas vyksta, ar reikia atvažiuoti, ar nereikia, ar kažkur palikti. Ir man labai vienas dalykas patinka ir įstrigo tai, kad žmogus, kuris dvejoja, ar tai yra jo augintinis, kad tai yra, galima gauti net ir medžiagą ir tada tu tikrai būni ramus širdyje ir žinai, kad tai tavo, o ne kažkieno kito. Tai ačiū.
kad atvažiavote ir ką mes turim dar mūsų rėmėjų dovanėlės jums, artėjančią vasarą ir šiltesniem oram. Tai taip, ačiū, kad dalyvavote, o jums visiems ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, galite paspausti like, subscribe, o Tomos ir jos vyro paslaugas tai yra Tauragės rajone augintinių krematoriumas. Tai galima ir Facebook'e turbūt rasti, ir internete. Taip, tikrai. Taip, ačiū jums visiems ir iki greito.